Labą dieną, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas. Ši tema aktuali visoms bibliotekoms, nes kalbame apie esminę bibliotekų veiklos sritį - informacinius išteklius. Ir kalbame su viena geriausių šalyje informacinių išteklių ekspertė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos informacinių išteklių skyriaus vadovė Asta Kazakevičiūtė Bankauskienė. Labą dieną, gerbiama Asta, ačiū, kad sutikote dalyvauti mūsų laidoje. Labą dieną, malonu. Informaciniai ištekliai yra ne tik esminė ir labai sudėtinga bibliotekų veiklos sritis, bet ir labai kintanti. Ir be to vartotojams nematoma. Dažnai nesuvokiama, kokia iš tikro tai sudėtinga sritis. Ir ypač galime suvokti pasimetimą naujų darbuotojų, kuriems tenka pradėti dirbti ir veikti šioje srityje. Įsivaizduokime, kad kalbame šiandien jiems ir su jais. Ką reikėtų pirmiausia suvokti, nuo ko reikėtų jiems pradėti? Aš tai manau, kad visiems atėjusiam į biblioteką reikia pradėti nuo to vadinamo knygos kelio ir susipažinimo su juo. Naujom kolegijom mes darom tokias adaptacijas, kurios, kai ateina, aš paprastai sakau tokį labai lengvą pasakymą, knygos pačios į lentynas nešokinėja. Ir kai pasakai šitą, tada susimasto, o kasgi vyksta? Tai ir iš lentynų į skaitytojų rankas taip pat. Lygiai taip pat nešokinėja pačios. Tai vadinasi, mes visą tą procesą turim valdyti ir valdyti tiek viduje kiekvienos bibliotekos, tiek turbūt ir valstybinių, nacionalinių lygių. Dėl to, kad iš tiesų prisimenant, truputėlį atsitraukiant galbūt nuo tų naujųjų darbuotojų, nes grįšim prie jų, 2017 metais mes darėm tokį tyrimą Nacionalinė biblioteka, iš tiesų su kolegėmis daugiausiai kolegės, aišku, buvo iš kitų bibliotekų apie informacinių išteklių valdymą ir parengėm koncepciją. Ir visai neseniai aš vėl turėjau galimybę ją atsiversti ir pažiūrėti, kad nedingo aktualumas tų klausimų, kuriuos mes sprendėm ir dėja daugelio mums reikėtų iš naujo. Todėl pirmas dalykas, kurį aš paprastai pristatau naujiem darbuotojams, kurie ateina, tai yra pats dokumentas arba informacinis išteklius. Kaip mes jį bepavadintume, mes vis dėlto įpratę vadinti pagal įstatyminę bazę dokumentų dar vis, bet būtent kalbam apie jį, apie tai, koks jis yra įvairus. Mes paprastai įpratę, knyga bibliotekoje. Taip, apie knygų žūtį mes irgi girdėjom visokiausių pasakojimų ir kaip tai gali atsitikti. Bet kaip ir neįvyko, tiesiog modifikavosi knyga į elektroninį variantą ir dabar turim 2 formas, bet vis tiek knyga. Bet iš tiesų, kai pristatau kolegiams ir atėjusiam dirbti ir išteklių skyrių ir į skaitytojų aptarnavimo skyrių, nes jie lygiai taip pat turi žinoti, visada pamenu, kad yra be galo daug rūšių, kad yra ir kartografija, kad yra natos. Ir kartografija tai nebūtinai nupiešta žemėlapis, turi būti mastelis. Yra tokie dalykai, kurie iš tiesų daugelį dalykų žino tik bibliotekininkai. Aš manau, kad mes turėtume didžiuotis kai kuriais dalykais. Mes galim dokumentus arba tas pačias knygas paskirti pagal paskirtį. Mokslininkui, populiarioji, žinynas, laisvalaikio literatūra. Kaip tik nori pateikti. Pagal kalbas, pagal temas. Ir kalbant apie temas, atsiranda sunkioji artilerija, atsiranda universalioji 10 klasifikacija. Tai turbūt yra mano supratimu sunkiausia ir klampiausia tema naujiem darbuotojams, jeigu jie neturi profesinio išsilavinimo. Pagrindų. Taip, pagrindų. Nes iš tiesų ir šiek tiek mokymus vedu ir dėstau naujai atėjusiam darbuotojams ir tiek saviems, tiek mokyklų bibliotekininkam. Tai yra vienas iš tokių sudėtingiausių dalykų, kuris suvokti, nes tai, kad paskui pagauna tą esmę, kad tai yra galimybė suvaldyti informaciją, labai puiku pasidaro, iš karto visi supranta. Tai aš manau, kad tam naujajam darbuotojui, kuris ateina, jam ir reikia pradėti nuo tokių kažkokių labai paprastai pasakoti tuos dalykus. Ne kiekvienas mes mokam šitą, iš tiesų ne kiekvienam išeina labai aiškiai paaiškinti.
Turim supažindinti ir su visa Libijos sistema, vėlgi, tai irgi tas būtinas dalykas informacinių ištekliam, kitaip niekaip mes nesuvaldysim, nes kiekvienas dokumentas atkeliavęs į biblioteką, jis turi būti pririštas prie to, kad skaitytojas jį rastų. Ir va tas kelias iki skaitytojo, ir darbuotojas, ir skaitytojas, kad jį rastų, ir kad jie vienodai suprastų tai, ką nusprendė bibliotekininkas, kad kažkaip ateitų ir iki skaitytojo. Na, ta prasme, bet kokiu atveju aš visiems irgi savo darbuotojams sakau, mes galim žinoti taip, žinoti kitaip, bet galutinis taškas knygos kelyje yra vartotojas. Taip, jisai vienas yra mažiau išprusęs, kitas yra labai išsilavinęs ir gali mus dar ir kaip sakyt, pamokyti kai kurių dalykų. Ir tą fondą dokumento mes taip ir turim formuoti. Vertindami, žiūrėdami, kokia rūšis gali labiausiai tikti mūsų skaitytojai. Yra dokumentų, kurių galbūt iš tiesų bibliotekoje ir nepalyja skaitytojas, bet jis vis tiek turi būti, nes tai yra kultūros paveldas. Yra dvi skirtingos grupės. Tai yra tai, ką mes populiariam skaitytojui pasiūlome ir tai, ką mes galim pasiūlyti kaip, arba saugoti daugiau iš tiesų kaip kultūros paveldą. Būtinas dalykas, kitaip negalim. Iš kitos pusės pasakojam visą laiką ir pristatom ir tai, jog bibliotekų fondai iš esmės labai skiriasi. Ir tai, kai tu nustatinėjai tą dokumento vertę, imti dokumentą į biblioteką, kaip jau bibliotekos fondo išteklių, ar neimti, tu turi vertinti du dalykus. Pirmas dalykas – paties dokumento vertę. Kalba. Autorius. Turinys. Išvaizda netgi, ta prasme, kaip atrodo. Ir turi vertinti kitą dalyką, o kokiam skaitytojui jisai tinka. Nes jeigu tinka Mickevičiaus bibliotekos skaitytojui, tai visai nebūtinai tiks mokyklos bibliotekos skaitytojui arba Šalčininko bibliotekos skaitytojui. Tai yra tie dalykai, kurios tu turi vertinti. Todėl išteklių skyriai iš tiesų yra be galo imlūs, labai protingi darbai, kai kurie, aš taip sakau, taip paprastai gal žmogiškai šnekant. Ir aš tai matau, kad tas vertės sugebėjimas nustatyti vertę yra labai svarbus, vienas iš svarbiausių ir kai pradedi pasakoti apie knygų tos ypatybės, matai, kaip žmogus atsiveria atėjęs naujai. Iš kitos pusės yra labai svarbus dalykas įstatyminiai pagrindai. Taip, ištekliai yra tas sritis, kuri iš tiesų turi be galo daug įstatyminių pagrindų. Ir mums tik tai atrodo, kad taip nėra, o labai gaila, kad tas atrodymas tam tikrų laikotarpių jis tai neišnyko, o tiesiog bibliotekos ir ypatingai informacinių išteklių gal padaliniai gyvena tokia truputėlį inercija. Tai reiškia, kad ką aš dariau prieš kažkiek metų, tą aš darau ir toliau. Buvo gerai, reikia daryti taip ir toliau. Taip, visiškai teisingai. Ir staiga paaiškėja, kad ir ne taip, įstatyminiai aktai pasikeitė. Dar vienas dalykas, ką tikrai galima kalbėti ir naujiem darbuotojam, ir turbūt reikia visiems žinoti, biblioteka turi ypatingą turtą. Niekas daugiau, bent jau pagal Lietuvos įstatyminius aktus, tokio turto neturi. Ilgalaikio, bet tai yra kaip, ilgalaikis. Pianinas, kėdė, pastatei, stovi. Suklišo, ta prasme, sulūžo, subirėjo, nurašiai, išmetei. Taip, yra tam tikros taisyklės, vėlgi kaip tą daryti. Mūsų turtas juda. Visą laiką juda, didžioji jo dalis. Tai reiškia, kad šiandien pažiūrėjai lentynoje, knyga yra, po valandos atėjai, nėra. Ir tas judėjimas, tas, kad mes turim, kad mes skolinam arba teikiam panaudai, kaip mes vadinsim, čia jau įpratę. Taip, leidžiam išsinešti iš bibliotekos, arba net ir viduje persinešti iš vienos teritorijos į kitą, tai yra toks unikalus dalykas. Ir dėl to mes iš tiesų susidūrėm su labai keistais dalykais, užtat mes įsivaizdavom, kad mes galim dirbti tik tai pagal savo nuostatas. Tas, sakyčiau, aš tai vadinu tai specialiąją apskaitą. Tai, ką mes pildom, tai bendroji ir vienetinė apskaita yra specialioji bibliotekos apskaita.
Bet tai yra valstybės ir savivaldybių turtas. Ir jį reglamentuoja įstatymai. Ir va šitą mes turim suprasti. Ir daug kas dabar įvyko per šitos metus, ta kaita įstatyminių aktų ir tokia galbūt lavina pasikeitimų, kurie užgriuvo bibliotekas, jinai iš tiesų atsirado dėl to, kad staiga kažkas suprato, kad mes ne tik taip turim specialiąją apskaitą, bet turim paklusti ir bendriesiam turto dėstėm. Ir tai vienas iš aplinkos pokyčių, kalbant apie informacinių išteklių sritį, kokie dar pokyčiai atsitiko šioje srityje ir kalbant apie formatus ir apie įstatymų pokyčius. Tai ištekliai keičiasi, labai keičiasi ir keičiasi tiek forma, tiek turiniu. Be abejo, turinys yra įtakotas tai, kad dabar labai laisvai gali kurti. Ir kuria tie, kurie gal seniau nepagalvodavo, kad jie gali kurti. Kurie ir tie patyrę žmonės. Visų pirma, yra labai skirtingas turinys ir turbūt tas kitimas, ką mes turėtume bibliotekininkai suvokti. Tai, ką aš pastebėjau, kad atsiranda cenzūra. Deja. Vidinė cenzūra bibliotekininko. Nes jis pradeda, atrinkinėti. Tada atsiranda... O ta vidinė cenzūra randasi dėl to, kad randasi kažkokios naujos temos visuomenėje, kažkokie judėjimai, grupės. Taip, būtent dėl to, kad jau pradedi galvoti. Vienu metu buvo ta cenzūra, žinau, kad, ta prasme, iš patyrimo, kai dėstau seminarus ir gauni kartais tą atgalinį ryšį ir išgirsti šitos dalykus. Erotika, kuri balansuoja ant ribos tam tikros, iškas vėlgi požiūriai. Vaikų literatūra, mes visi žinom pasaką apie vilką, kuriam ten blogai baigėsi ir kaip mamos sukilo dėl to, kad jam blogai baigėsi. Tai šitas vidinė ta cenzūra, jinai visada pas mūsų kiekvieno žmogų yra. Ir bibliotekininkui ją reikėtų labai valdyti kartais, nes... Ji galėtų būti tokia, sakyčiau, teigiama cenzūra ir neigiama cenzūra, nes teigiama, jeigu mes atrenkam geriausius, bent mūsų vertinimų geriausius leidinius, geriausio turinio, pačius vertingiausius ir panašiai. Ir kita dėl kažkokių įsitikinimų neigiamų, kažkokie jau subjektyvūs. Kiekviena subjektyvūs dalykai vis tiek, mes esam žmonės. Čia yra tai. Ir dėl to aš kartais ir pabrėžiu ir kitą dalyką, kad vis dėlto gerai būtų turėti bibliotekose, ypatingai išteklių padaliniuose, kas nėra labai dažna, kažkokius dokumentus, kurie padėtų mums į tam tikras ribas įkristi. Kažkokias gairės komplektavimo, kuriuose būtų galima šitą, tiesiog natūraliai suvaldyti, pateikiant, ką mes turėtume imti tos fondus ir dėl ko ten kažką galbūt neimti. Iš kitos pusės prie tos asmeninės cenzūros yra atsiradusi finansinė ribos. Taip, negaliu pavadinti, kad tai cenzūra, bet tai iš tiesų, dėl to mes mažinam savo galimybės natūraliai. Reiškia, mes kažko į fondus nepaimam, dėl to, kad tikrai niekados nebuvo normalus tas finansavimas, nei viena biblioteka negali pasigirti turbūt, kad jinai pakankamai perka tiek, kiek nori. Kiek nori ar kažkaip. Tai reiškia, atsiranda finansinė. O trečias, kas įdomiausia, čia jau yra mūsų tas iš vienos pusės demokratijos ir teisės pasireiškimas, bet jau atsirado teisinios cenzūros. Tai reiškia, kad mes jau turėjom išimti keletą knygų iš fondų dėl teismo sprendimo. Tai reiškia, tas vystosi čia yra apie turinį, jeigu mes kalbame apie tą kaitą, kurie eina su visuomenė, su viskuo. O kalbant apie formą, tai jos kaita, aišku, yra dar didesnė. Tai visų pirma tai, kad mes einam į skaitmeną, mes einam į elektroninės knygas, čia jau toks kaip ir įprastas. Bet technologija leidybinė, poligrafinė leidžia savo irgi be galo daug. Ir bibliotekos kartais patenka į spastus. Dėl to, kad tiesiog nenumato, kad ta knyga tau neprašo tenai, kad jinai bus skaitoma iš 3 pusių, 4, jinai versis į 5 ten dalis dalinsis, tu skaitysi iš kairės. Ar bus dėžutėje atskirais lapeliais? Taip, lapeliais, ar ten bus iškarpyta, ar ten ir gavai tokią, ką su ją daryti, atiduoti vienintelę skaitytojui, kad jis ją galbūt parneš ten be tų lapelių, to labiau, kad mes tikrai labai džiaugiamės visom galimybėm skaitytojų palengvinti
savitarna, visą tai, bet visą tai iš tiesų iš karto uždeda kitus dalykus, kas įvyksta. Mes nematom, kokią knygą grąžino. Tau įdėsi į grąžinimo dėžę sulietą, sukramtytą ciuciuko, Mes jau užsiminėm apie ribojimą finansinių galimybių komplektuoti tai, ką nori kiekviena biblioteka, bet iš tikrųjų nėra turbūt tokios bibliotekos pasaulyje, kuri turėtų viską, ko galėtų pageidauti jos skaitytojai. Ir kaip sprendžiama Lietuvoje šita problema? Kiek bibliotekų bendradarbiavimas gali padėti ją išspręsti? Gali. Ir iš tiesų, noriu pasakyti, TBA pakeitimas, ta prasme įtvirtinimas, kad valstybė moka už TBA paslaugas, padarė labai neblogą žingsnis. Labai norėčiau tikėtis, kad tai tęsis, dėl to, kad tai yra tie dalykai. Be abejo, išryškino ir vėlgi mūsų skirtingus požiūrius į knygą, dėl to, kad daugeliu atveju yra pulta užsisakinėti grožinę literatūrą. Ar tai blogai? Ne, mes kažkokiai diskusijai sakė, tai kaip čia dabar šitaip, tai čia valstybės lėšos čia. Bet skaitytojo poreikis yra skaitytojo poreikis, jis nori to. Taip, gerai, kad bibliotekos turi teisę tam tikrą prasme šiek tiek riboti kai kurios dalykus, atmesti užsakymus. Tai yra normalus procesas dėl to, kad skaitytojas kartais jis ir nemato kai ko. Yra buvę, kad pas mus užsisakė leidinį iš retų leidinių fondo, nes šiaip pagal visas charakteristikas jis tai netrodė toksai, jis tai tiesiog turėjo autografą. Ir buvo retuose leidiniuose, bet mes jau dėja, bet atsakėm skaitytojai, tuo labiau, kad kitos bibliotekos turėjo. Bet yra tas, vakar kaip tik tai prieš eidama čia pasikalbėjau su kolegė, kurie labiau pažįsta TBA, nes tai yra skaitytojo aptarnavimo posisteme. Tai patvirtino tą patį, kad iš tiesų labai išaugęs yra kiekis, tiek tų užsakymų, kurių, pavyzdžiui, mūsų biblioteka gauna, tiek atvirkščiai tai, ką mes imam iš kitų. Ir iš tiesų patvirtino tai, kad dalykinė literatūra taip pat juda, kas, truput šiek tiek mums kaip bibliotekininkam, kurie mano, kad grožinė yra puiku ir tai yra, bet mes vis dėlto galvojam daugelį atveju, kad dalykinė yra labai svarbu, tam, kad žmogus įprastų rinkti informaciją, tam, kad jis rastų tą reikalingą informaciją, tam, kad jis išmoktų mokytis visą gyvenimą. Ir galėtų gauti tą informaciją tada, kada jam reikia, o nelaukti eilėje, pavyzdžiui, 24 būdamas. Taip. Tai iš tiesų keliauja tos knygos, jos mainos ir šitas dalykas yra labai svarbus. Apie tą koordinavimą, komplektavimą. Mes esam šnekėję ir girtoj koncepcijoje buvo iškelta ta problema ir liks ta problema turbūt. Kiek TBA padės? Manau, kad padės, nes iš tiesų padeda. Ir mes irgi, jeigu pas mus užsako mūsų bibliotekoje 2 kartą ar 3 kartą knygą, kurios mes neturime, bet turim atsisiųsti iš kažkur, kolegės iš skaitytojų aptarnavimo kreipėsi į komplektavimo kolegės, kad mums nereikėtų tiesiog papildomai valstybės lėšų galų galę naudoti ir visą kitą. Bet problema vis tiek išliks. Ir ne tik tai dėl to, kad yra nepakankamos komplektavimo lėšos, bet ir tas, kaip mes sakom, ar gali pasakyti kitai bibliotekai, jeigu nėra suderintos, pavyzdžiui, kažkokios komplektavimo gairės bendrosios, sakysim, regionų ir kažkam, jūs nepirkit šitų knygų. Nes, nepirkit. Jos skaitytojas skaito tą knygą. Tai kodėlgi jos nepirkti? Tai čia mes tikrai tai tik vienintelis dalykas, kurį aš tikrai noriu galbūt akcentuoti, tai yra tai, kad bent jau viešųjų bibliotekų tarpe yra toksai truputėlį, jis kaip ir nerašytas tas komplektavimo aspektas, bet yra tai, kad apskričių bibliotekos vis dėlto stengiasi didžiąją dalį fondo, ne didžiąją tai, bet didesnę dalį fondo turėti dalykinės literatūros. Tuo tarpu savivaldos bibliotekos iš tiesų didesnę dalį turi grožinės literatūros. Ir aš manau, kad tai jau yra tam tikras koordinavimas, tam tikras derinimas, tai, kad mes jam galim pasiūlyti tiek parodomis, tiek per TBA dalykinę literatūrą, kuri yra labai svarbi vystymuisi asmenybės, tiek tai, kad mes galbūt galim gauti kartais iš jų kitą kalbą
grožinės literatūros, nes pas mus iš tiesų prašo ir to. Mes kalbėjome, jau šiandien irgi užsiminėme apie tai, kad visuomeniai mažai suprantami, mažai suvokiami, mažai žinomi, mažai matomi šitie procesai. Tačiau vienas jų sulaukia neseniai pastaruoju metu gana didelio atgarsio medijose ir visuomenėje, tai bibliotekų informacinių išteklių nurašymas. Ką bibliotekos daro ne taip, kad sulaukia pasipiktinimų? Aš manau, kad medijos visada matys tai, ką nori matyti. Tai čia vėlgi yra. Ir tai yra vėlgi galbūt tai, kad jos mato išorę ir nesigilina į esmę. Blogiausia, kad ir neklauso. Man yra tekę dalinti keletą interviu, bet po to pasikeitimo, apie kurį mes čia šnekėsim, ir aš mačiau, kas išėjo į eterį. Tai išėjo tikrai, tokios žinutės, kurios nesuvokiančiam žmogui nieko nereiškia. Esmė yra tokia, kad iš tiesų po kelių incidentų su nurašytomis bibliotekos knygomis, keli jie buvo, kilo nepasitenkinimas visuomeniai, kad bibliotekos kaip ir išmeta savo nereikalingas knygas, kurios galbūt būtų tinkamos bendruomeniai. Tai be abejo, mes čia turėtume pažiūrėti dvejopai turbūt, taip gali pasitaikyti klaidų. Bet pavyzdžiui, Kauno medicinos universiteto atveju, tuo vienu iš tų atvejų, kuris paskatino šitą procesą, kuris paskui įvyko, tai nieko nebuvo padaryta neįstatymiškai. Viskas buvo padaryta pagal įstatymą ir tokie buvo įstatymai. Taigi mes grįžtam vėl prie to, kad bibliotekos knygos yra turtas. Ir iki šiol visas turtas valstybės turėdavo būti utilizuotas pagal tam tikras taisyklės, pagal Lietuvos valstybės ir savivaldybių turto disponavimo, ten ir viso įstatymo pavadinimo nepasakysiu, bet įstatymą. Tai vadinasi, mes nieko, ta prasme, kaip ir nieko, bet knyga Lietuvoje yra kažkoks unikalus dalykas. Aš čia nenorėčiau sakyti to savo termino, kurį aš kartais naudoju, bet meilė knygai pas mus yra šiek tiek hiperbolizuota. Taip, labai gerą žodį ratot, nes aš turiu tokį nelabai dailų tam. Tai iš tiesų mes galvojam, kad visos knygos yra labai svarbios, vertingos. Mes galvojam, kad tos bibliotekos už mūsų pinigus jos gauna ir, vėlgi tam tikrą poziciją. Tai dabar šita vyriausybė priėmė galbūt visai, nežinau, pažiūrėsim, koks tai galutinis bus rezultatas. Mes dar nepradėjom to proceso. Tikrai noriu, jeigu visuomenės žmonės klausysi šitą dalyką, tikrai nepulkit bibliotekų dėl to, kad jos sulėtino savo šitą procesą, dėl to, kad turi nurašymo procesą ir atidavimą fiziniam ir juridiniam asmenim, sulėtino dėl labai paprasto dalyko. Mes turim susitvarkyti visą juridiką. Dėl to, kad vėlgi, tam, kad nepažeistume ir kažko neiššauktume vėl neigiamų reakcijų, mes tą tvarkomės labai paprastai ir žymiai lėčiau. Ir tavo problema ir yra, medijos mato tą gražiąją pusę. Valio, žmonės galės pasiimti knygas. Mes matom praktinę pusę. Fondo apsaugos nuostatuose, kurie reglamentuoja šitą procesą, iki to laiko buvo vienas skyrius, kuris reglamentavo nurašymą. Dabar jų yra 4. Procesas išilgėja labai smarkiai ir, pavyzdžiui, aš manau, kad ir kitas bibliotekas šitas lies, manau, kad jau palėtė ir manau, kad kai kurie tikrai, ganėtinai galbūt ir pasimetę dar yra, dėl to, kad darbuotojų mums nieks nepridėjo. Taip, galbūt mes turim patys kažkaip resursus perskirstyti. Taip, pavyzdžiui, mes perskirstėm, bet aš atidaviau tam procesui žmogų, perskirstydama, kuris galėjo man daryti bibliotekos fondo tyrimus. Tai reiškia, kokybę tam tikrą aš prarandu. Aš dirbsiu dirbs mano kolektyvas, dirbs su nurašymo knygomis, vietoj to, kad dirbtų ir tyrinėtų, ką skaitytojų geriau įsigyti naujai. Tai yra tų tokių, aš nežinau, kaip spręsti problemas tos bibliotekos, kuriuose dirba po vieną žmogų.
mokyklų bibliotekos, kolegijų bibliotekos kai kurios. Nes neužmirškim, tai liečia absoliučiai visas bibliotekas. Taip, kai kurie gali, liaudiškai tariant, nežaisti šito žaidimo. Tiesiog gyventi pagal tą tvarką, nes jinai yra numatyta. Bet tvarka yra labai išilgėjusi. Pasikeitė nurašymo priežastis. Čia jau bibliotekininkam reikia žinoti. Pasikeitė. Tik norėčiau atkreipti dėmesį klausytojų, kad mes kalbam apie vieno svarbiausių reglamentuojančių informacinių išteklių tvarkymą dokumento Lietuvoje, bibliotekų fondų apsaugos nuostatų naują redakciją, kuri pasirodė šių metų 2024 metų Liepos mėnesį. Tai iš tikrųjų labai aktualūs pokyčiai visoms bibliotekoms, kurios pristato Asta. Jo, jos tikrai reikia. Tikrai reikia šitas dokumentą reikia įsistudijuoti ir ypatingai dabar jis ir kito labiausiai dėl to nurašymo dalykų, bet atsirado būtinumas knygas nurašomas dar kažkaip kitaip panaudoti. Tai reiškia, kad seniau, jeigu mes iš tiesų atiduodavom didžiąją dalį nurašomų knygų, faktiškai visą pagal taisyklės, ne didžiąją, o visą atiduodavom į perdirbimą, kas iš esmės man yra visiškai, atrodo, visiškai teisingas dalykas ir visiškai normalus dalykas. Aš kaip tik norėjau grįžti prie šito aspekto. Mes kalbame apie tai, kad sureikšmintos pačios knygos, tačiau bibliotekos neišmeta knygos, nenuvertina knygos vertės ar jos turinio. Knyga išlieka, tačiau knygos fizinis pavidalas, kaip ir visas kitas turtas, jisai dėvisi, taip pat ir informacinis turinys irgi gali ir pasenti ir tapti neaktualus ir natūralu, kad bibliotekos turi tą nurašymo procesą. Taip, ir dar yra vienas dalykas, bet visada irgi, kai kas nors klausia, kokia diskusija, žinot, sakau, bibliotekos neguminės. Ta prasme, mes iš tiesų negalim plėstis natūraliai. Iš kitos pusės skaitytojai visada iš mūsų reikalauja naujausias literatūros. Tai kaip mums iš tą dilemą išspręsti? Tai vadinasi, kažkas turi būti iškeliauti iš to fondo. Ta prasme. Tai dabar tas procesas yra išilgėjęs. Nes, reiškia, mes turime būtinai, tai neina kalba apie suplyšusias knygas, o apie tai, kas iš tiesų jau apie žurnalus galų gale, laikraščius, kurie yra, greičiau informacija sensta ir dėvisi tie dokumentai. Tai ir saugojimo terminas trumpesnis. Bet iš tiesų apie knygas, kurių dėl tam tikrų priežasčių bibliotekai nebereikia, jos yra. Gali būti, kad jų yra iš tiesų per didelis egzempliorių kiekis. Labai natūralus, dėl tos pačios paklausos mes turim tikrai fantastiškų pavyzdžių, kaip knygos buvo, prie kurių stovėjo eilės po 60 žmonių, dabar stovi visiškai vargšutės po 5 egzempliorius, neliečiamos, neskaitomos, nes skaitytojas nori naujos knygos. Ir jisai, kažin ar grįž prie to. Ir turbūt egzistuoja ir tos, knygų mados, ar ne, bangomis tokiamis. Visiems vienu metu reikia labai ant bangos esančios knygos ir kaip ta banga nuslūksta, jau niekam nebereikia tų 5 egzempliorių. Dėl to, kad taip, didžioji dalis vis tiek yra visuomenėje, yra ir Lietuvos visuomenėje, nes jinai yra, dar ir šalis yra maža. Tai yra tam tikras kiekis žmonių, kurie skaito tą naujieną. Tai perskaitė, dalis iš bibliotekų ėmė, dalis neapsikentęs tų eilių nusipirko ir kartais atneša į biblioteką, paskui jeigu ne, kai kas saugo, kai kas dabar visokių būdų yra tomis knygomis dalintis ir iš tiesų atsiranda tas kiekis knygų, kurias tu turi pašalinti, mes, toks terminas yra nelabai gražus, bet pašalinti iš fondo dėl to, kad jisai nesudaro galimybės naujas knygas padėti, nes lentyna yra tokia, kokia yra. Fondai vėlgi, kaip aš sakiau, negali plėstis ir yra be galo daug leidinių, kurios natūraliai mes turime iš tiesų nurašyti dėl to vadinamo informacijos senėjimo. O informacija senėja šiais laikais žiauriai greitai. Kas gali prisiminti kažkada tai, kaip buvo svarbu enciklopedijos? Kiek jos dabar populiarios? Yra mėgėjų, nieks nesako, yra žmonių, kurie naudojasi jomis. Bet iš tiesų tai nebe informacinis fondas, apie kurį anksčiau šnekėdavom, kaip apie bibliotekų pasididžiavimą, iš tiesų yra praradęs savo tą tokį aktualumą. Taip, jis yra. Tai šitas kinta. Ir reiškia, mes dabar turime tuos leidinius, kuriuos mes nusprendžiam, kad mums bibliotekose nebereikia, mes turime arba siūlyti kitoms bibliotekoms, arba skelbti aukcionus.
Vėlgi, procesai yra netrumpi, tu turi tam tikrą laiką. Kurį turi išlaukti. Taip, kurį turi išlaukti. Ar tu aukcionui tenai skelbsi ir lauksi, kas nors nupirks, nenupirks, paskui vėl iškės. Ar tu turi tą mainų. Paradoksas, buvo užsidarę visi mainų fondai. Bibliotekos Lietuvoje išskyrus nacionalinę, Vrublevskių biblioteką, Vilniaus universiteto biblioteką, tas bibliotekas, kurios turėjo tarptautinius mainus ir tai viešosios faktiškai visos savo mainų fondus uždarė. Dėl to, kad jie tuo metu taip pat neatitiko įstatyminės bazės, tiesiog teisės aktų. Užsidarė, dabar mes turėsime juos atverti, tam, kad galėtume pasiūlyti kitom bibliotekom per juos leidinius. Vėlgi, tada pasiūlom, tada laukiam, tada tvarkom, o tada tos knygos, kurios lieka, vat jos jau yra nurašomos ir gali būti atiduodamos fiziniam ir juridiniam asmenim. Ko anksčiau nebuvo. Bet noriu atkreipti dėmesį visų. Tik knygos. Jokia kita medija, jokia kita rūšis dokumento neina per tą atidavimą. Tik tai knygos. Tai va šitą irgi reikia atkreipti dėmesį. Ir grįžtam prie pačių darbuotojų ir galbūt naujokų, kurie dirba su informacijos ištekliais. Jūs dirbat daug metų, vadovaujat žmonėm. Ir ar iš tikrųjų galėtumėte patvirtinti galbūt stereotipinę nuostatą, kad šitokiam darbui labiausiai tinka intravertai? Ginčyčiausi. Dėl to, kad iš tiesų gal negalima suabsoliutinti. Taip yra tų darbų, kurie reikalauja susikaupimo ir natūralu, kai žmogus susikaupęs, jis gali ir atrodyti intravertų. Bet visiškai nebūtinai, nes darbai yra labai įvairūs. Jeigu tu dirbi komplektavimo srity, tau reikia gebėti bendrauti su leidėjais. Tau reikia gebėti bendrauti su dovanotojais, su paramos teikėjais, su viešųjų pirkimų specialistais, nes iš tiesų bibliotekoje ir šitas yra labai svarbu. Jeigu tu kuri bibliografinius įrašus, juos dalykinė sisteminė, vėlgi, tu turi gebėti bendrauti ne tik su knyga, kuri yra pas tave, bet ir su kolegomis, nes labai daug klausimų kyla, ypatingai jeigu yra specifinė literatūra, tai yra nėra tik lietuviška, o yra užsienio kalbomis, yra senieji leidiniai. Dirbant su senaisiais leidiniais, galbūt aš išryškinčiau vieną savybę, kuri aš net nežinau, kam galėtų priskirti būti ar intravertui, ekstravertui, tai detektyvo gyslelę. Nes iš tiesų tai, kad, pavyzdžiui, visiškai neseniai Facebook'e pasirodė žinutė apie Mokslo akademijos bibliotekos naują inkunabulą, kurį jie atrado, tai rodo, kad taip, bibliotekininkas daugeliu atveju dirbantis su ištekliais turi turėti detektyvo gyslelę. Tai reiškia, kad jis turi gebėti rasti šaltinius žinoti šaltinius, kuriuose jis gali rasti tą informaciją ir patį dokumentą mokėti, vėlgi grįžtam į tą pradžią, vertinti. Ir yra tokie dalykai, kad aš daugiau gal akcentuočiau, kad dirbantis su ištekliais turi tokią, kartais ne visi, vėlgi, tai yra vieniem yra įgimta, kitiem yra įgyta, yra toks knygos jausmas. Taip kaip Padelės Milos sniego jausmas. Taip, iš tiesų tas jausmas, kai tu, atėjęs į atvirą fondą, iš karto pamatai, kur ne vietoje stovi knyga. Tai, kad tu krūvoj padovanotų, atrodo beviltiškų knygų, nes iš tiesų senų randi kažką, kas yra sperliukas su autografu arba su kažkuo tai ypatingu, su kažkokia iliustracija, kuri yra ta arba kažkas. Tai tas knygos jausmas, jis yra galbūt svarbiau negu ar tu intravertas, ekstravertas. Beje, fondininkam iš tiesų reikia būti ekstravertam, nes jie skaitytojų aptarnavimo teritorijoje dėlioja dokumentus į fondus. Tu turi būti greitas, nes čia skaitytojas, kaip sakyt, kaip mes sakom, čia tu sustatei, čia po 5 minučių tos knygos vėl susipainiojusios. Tai vadinasi, tu turi reaguoti labai greitai.
Iš tikrųjų labai įdomu jūsų klausyti, bet pagalvojau apie tuos dalykus ir kas turėtų nešioti vadovėlius. Ir fondininkams tikriausiai aktualus tas klausimas knygų nešiojimo, kaip sprendžiama bibliotekose tie dalykai. Ta prasme, nešiojimo fizinio. Mokykloje, tai aš įsivaizduoju, labai didelis kiekis vadovėlių prieš rugsėjo 1 ir reikia kažkaip iš kažkokios patalpos, kur jos atvežtos nusipirkus, įsigijus, kad jos patektų į biblioteką ir būtų išduotos. Mokyklų bibliotekos iš viso yra labai specifinė, iš tiesų institucija, kadangi pakankamai dirbu su jomis, mokau pastoviai ir apsisukė ir žiūri bibliotekos sąraše, biblioteka ta pati, darbuotojas vėl naujas ir vėl mokai ir tai iš tiesų reikėtų galbūt nepamiršti bibliotekininką mokyklose, jog jiems labai svarbus bendradarbiavimas irgi su, jau jie intravertais būti nelabai gali, jiems reikia būti ekstravertams ir jiems labai svarbu bendravimas su bendruomenė. Tai reiškia, kad vadovėliai šiaip jau į bibliotekos fondą yra neskaičiuojami. Tai yra visiškai kita tvarka, jinai priklauso kaip ir švietimo, reiškia, tvarkoms. Ir aš manau, kad jeigu susitars su ūkio žmonėmis, tai ūkio žmonės padės. Jeigu turės stiprią mokinių bendruomenę, tai irgi padės. Čia tokie vis klausimai, kurie gali kilti, taip aš suprantu, galų gale. O kas įrašyta pareiginiuose nuostatuose. Nes mes užmirštam kai kurios dalykus. Aš dėl ko akcentavau ir tuos dokumentus visus, kad svarbu žinoti. Fondo apsaugos nuostatai tie patys, jie suteikia teisę bibliotekoms pasirašyti savo tvarką, išteklių tvarkymo, kuri neprieštarautų teisiniams aktams. Tai reiškia fondo apsaugos nuostatam ir kitiems juridiniams dokumentams, kurių labai daug yra svarbių bibliotekoms. Tai pasidarius tą tvarką, reglamentavus savo žingsnius, tu iš karto pasilengvini savo, kadangi tvarka turi būti tvirtinama vadovo, vadinasi, vadovas turi žinoti, ką tu ir kaip darai ir kodėl tu kažko negali daryti. Auditorius mato, kad tu darai pagal tvarką. Kuo remdamasis? Taip, kuo tu remdamasis darai, tai yra viskas gerai. Galų gale tu išeini iš darbo, palieki kitam asmeniui ir žino, kad šitaip turi būti daroma, nes mokykloje labai dažnai yra neperduodama darbai. Ir be to ta tvarka nėra iškalta akmenyje. Jeigu atsitinka pakeisti. Taip, pokyčių poreikis, tai visada galima persvarstyti ir pakeisti. Labai ačiū, Asta, už dalyvavimą šitoje laidoje ir skirtą jūsų laiką. Tikrai buvo labai malonu su jumis bendrauti. Linkime sėkmės tolesniuose jūsų darbuose. Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Tinklalaidė pasirodo 2 kartus per mėnesį. Kviečiame klausytis.